Parlėkiam iš to deklaravimo. Kiek ten visokiaus nesąmonių prie to deklaravimo. O jie to, pakol ten išsideklaruoji, praėjai mums ten porą valandų. Sakau, nesąmonė. Lekam to jau pat su žmona pabaigt supresuoti. Lyt nelinu ant vakarą ruod lietaus. Tai turėtumėm paimti. Gal da nebus visai perdžiavus tą žolę, da tiks ir iš enainį. Reikia pasiimti kopiečias. Palipti ant daržinės, nusikelti tinklą. Nes baiginėjęs tinklas galim neužtekti. Vėl paskui važiuok namo. Įsidėsim geriau mes užkart į presą, jeigu ką. Nu, dabar su žmon galvojam, kaip čia reikia mums nusileisti į apačią tinklą. Opa. Hello. Pasveram žaltys. Nu. Ne, žinau, ir 15. Eik, aš daug. Tu nenori pakelti, juk tu žinai. Iki 30 gal kilogramų, gal 40. Reiks svarstyklės išnešti pasverti. Nu, į pasverkim. Nu. Nu, atneš prie durų. Nu, ant svarstyklių. Tai jau pasversim, kiek sver tinklas. Nesimatys tada. Trim 5 kažkas. Kiek? 3,5, 50. Nu, dėk kokie 3-6 kilogramų. Tai va. Nešam kaip sausainį, imčiau 2, ką čia su vienu. Nieka. O. Gerai, apžiūrime viską turiu. Raktus paėmiau, peilis ir raktai traktorių ir viskas ir gerai. Galim mauti. Atvarėm. Gerai, dabar reikia susitvarkyti man tą presą, pasižiūrėti, kas anam ten yra sulinkęs. Va, kaip šitai tas į nulinkęs, į ten, va, kitoj pusėj. Aha. Nebent tų pradelgė buvo. Ne, nežinosi, iš kur čia gali pakelti kur nors. Tiesiog gal, gal kokią metalą liekaną iš ko nors pakliuvo. Čia visko galbūt dabar. Ai, visokių vėjų. Kur tavo rakčiukai? Namus. Ne. Valis. Pasiėmė. Aš paėmiau. Užkursim žandyrį. Sistemą. Oi, ir čia veiklos dabar. Kaip tie vis peiliai žiūri pasidaužė. Ta šitai nuskylęs.
kad raširtas toks avarinis dabar. Žinai, čia niekas taip. Reikia iš kitos pusės bandyti, jeigu eis. Atmušti kaip nors ir viskas. Nes taip tai jau turi šildyti, ten čia labai kietas metalas. Tiesiog spiruokliuoji. Labai sunkiai ir ištiesinti. Tiesiog aš čia niek nepadarys daug, tai dirvai varau dabar kaip ir. Pabaigsim, parsivarys namo ir išsitiesinsiu. Bus ką veikti. Tinklą tik tai įsidedu čia. O. Bambalį reikia pasitraukti. Ta šitai. Okay, let's go. Pradedam presuoti. Pernai tą rinktuvą aš buvau ant tiek gerai susitvarkęs, kad nebūtų jokių skrabėjimų, negarsėjame. O dabar kap pagavo kažkokį akmenį ar metalo gabaliuką, neaišku ką, ir per vidurį ten sulankstė man tą patį rinktuvą, tai dabar bus reikalo, na, išsitiesim. Išleidom pirmą ruloną šiandienos, liktai sėkmingai apiniuojom. Bet ta žalė dar visai žalia, jau buvau išsigandęs, kad bus tikrai šienas. Bet dar visai gerai. Reikia visokią turėti šienainę, ir žalesnę, ir sausesnę. Nu, visokią turi turėti. Negal turėti vien tik šlapį. Šlapus ir irgi negerai. Andras mauk šalin. Jau matei varlę, ne? Kokie neir, pamat kokią varlę, pelę. Puls iki paskutinės po traktorium, ne vien kartės buvai sustojęs. Kad gandrui leist varlę ar tam pelę pasiimti. Čia pažiūrėjus visur lietus stovo. Nu gal dar negausim, spėsim sutresuoti. Ane, Gandras? Jėdi tu tas varlės pelės, neleidi čia man normaliai važinėti. Turim šitai didelį akmenį išlindusi, bet ant čia turėtų būti žiauriai didelis tas akmuo. Aš čia bandžiau išlupti, niekaip neina nuo ištraukti. Sakau, kad čia taip sunkiai mes važinėjom. Da, vieną ruloną turim ant išvienetuvą, tai išleiskim lauk. Žmona grėblį susilankstė ir išmauni kitą dirvą. Ir ką veikti, iš tikrųjų, tą grėblį persistatyti ir transportinti padėtį, nes labai sunkiai ir tos atfiksavimo kablius nulaikyti. Turi iš to šliūro gerai tempęs laikyti ir susilankstyti tada. Ir užsifiksuoji paskui tie kabliai. Aš ten, kur jums rodžiau, kur aš ten virinau tą vietą. Nu, bet ten niekur būt, bet nu negal dar būt. Jau tada jau neskaitau, kas saugus grėblys. Tas jau ir, kaip sakant, konstruota, tas ir kur būt. Bet kada turi raumenį, nėra kas veikia, kaip sakant, tą grėblį susilankstyti. Nutrūko plėvelė arba pasibaig viens iš dviejų. Pasibaig. Abudu žiek pasibaigė. Abudu pasibaigė. Gerai. Pakeisim to jau.
Dar žinot, koks bairis bus. Nes plėvelės neužtiksim. Plėvelės nebeįsidėjau. Kodė mane pasakys, ką reik plėvelės įsidėti. Tai išvažiavau kaip į balių. Bet tai gerai, kaitint saulių. Tikrai bus jau šarkūniais ant vakarą. Žiauriai nenoriu plėvelės priviniuoti prie rėmo kur nors. Paskui paliek prie to rėmo prikibus. Stengiuos visą laiką už ko nors užkabinti taip. Bent kažkiek čia kaituvą užviniuoti mums. Va. Čia užkišim. Vieną pakeitėm. Na, viens liko. Šiandien stendui gausiu detalės, atneš TPD kurjeris. Vakar išsiuntė, o šiandien jau gausiu. Fainiai iš tikrųjų. Galėsiu ant vakaro bandyti eit fendą tvarkytis. Taip užkart geriau palika, kad turėsiu detalių ir galės tą fendą bandyti paleisti darbą vėl. Čia tam laukė gavus kem vienas rulonas. Dariau didesnius, 1,35 m, tai dar plius minus užsimė kokie 3 tomai. Na, jei gali būti vietam netgi apie 1,40 m ruloną dydis. Kažkiek smulkinti, daug nėra, čiučiut. Stabdom aparatą, įmaunam tada kitą dirvą. Nepasakyčiau, aišku, įspūdingai čia tų rulonų tikrai nėra daug. Būdavo kažkada čia daugiau tų rulonų. Pralysim mes čia. Kokie krūmai užaugo. Čia reiks atvažiuoti biškį su pjūklu. Ir power. Skubu kiek ir galiu varau, neim greičio paliekti apie 10 km per valandą. Bandai jums 12 bėgi jau gaunas 12 km per valandą. Ta žolė džiūna antakių, tai jo ilgiau lauks, iš vis paliksi šieną ant vakarą, tai stengiamės kuo greičio varyti. Žmona teismai greitino geriausiai, atsipūtų savo varsto džundyrį. O aš jau turiu gerai paspausti. Tas kratims irgi nėra jau per daug gerai, turi jau skubėti, bet lėtai. Per greitai tas toksai gaunas jau techniks laužimas. Turi tokį balansą pagauti. Nes jeigu ten va taip štai visą laiką šokinėsi, tai niek nebus, tada į traktorių sulūš į presas. Turim jau kem 8 iš vis rulonus. Čia toj dirbai tai nebus daug rulonų. Manau, kad užteks tos plėvelės tiek, kiek turi atsivežęs. Žinokit, baigi išsikrauti batareikę, o batareikas palikau GoPro kameros Volvoj. Tai neįsiu, žinokit, jau čia atsinešti, presuosiu ir viskas. Jei supresuosim, tada apšnekėsim, kaip čia man tada sekės. Nes jau 1-2% nėra, tai tai pat man išsijungs kamerų. Tai pabiškai taip juda į priekį. Ne vien su visokiais vabaliukais, bimbals mašinai vidai skraina. Niekaip ant neišskrend lauk. Noram su manim važiuoti.
Šiaip, nu, man BMW mašin patinka. Kada nors norėčiau gal nusipirkti BMW. Bet šiaip esu Audi irgi fanas. Kiek šašlykų prisirinka, jau nedirba. Einam į pabaigą, kiek dar pusę hektaro ir pabaigsim. Dar bus kokia 4-5 kolonai, nedaugiau. Sugrėbimo viskas pabaigta. Vieną paliks jau žandyrę, varys Volvo pasiimti, važiuos namo su Volvo, aš paskui parvarys žandyrę. Man ir kaip čia dalyka, 5 pradalgius ir bus pabaigęs. Na, dar keli rulonai. Presu į paskutinę pradalgę, nusistačiau ruloną ant metro kiekvieną. Čia kiekį nebus, apsidraudimai, taip sakant, daugiau nusistačiau. Čia tiekį nebus, tiesiog 1,33 m, tai dar nieks nepasikeis. Biškai nešvarį žiūriu rengt presas, reikės rinktuvą nuleis tekinu pažemiau. Ne, bet tai čia kitam kartui pasiliksiu. Ok, viskas. Leidžiam paskutinį ruloną. Einam pažiūrėti, kaip ten atrodo. Bandžiau nufilmuoti visą procedūrą, kaip ten išeina tas rulonas, lauk kaip apsivyniuoji. Nebeišėjo, išsikroja batareikė GoPro kamerai. Iš vis gavos 59 rulonai per tas kelias dirvikės. Ta pradžia tokia, nu, nei daug, nei mažai tų rulonų. Galėtų aišku būti daugiau. Anksčiau sakau, iš vienos tos dirvikės paimdavau virš 100 rulonų. O dabar tik tais per abidvis, te paėmiau 59 rulonus. Nu tai toks procentas nedidelis. Žiūrėsim, kaip bus kitos dirvos. Susivarau dabar techniką namo, dabar parsivarau Nigolandą su presu. Po to varysiu parsivaryti John Deere. Nes žmona išlėkė namo su Volvo. Po to mane nuveš parvaryti John Deere'aus. Parlėkim. Susirink žaislus. Na, pastoviai tą mergalkę užgesė New Holland. Kodėl nam neišsijungt tą mergalkę? Neišjungt pilną įdegimą nam laukai. Primenat žiemą, kur traukiam balkius iš miško. Va šitą jau turim išpjautą krūvą. 5 ant 10 yra tų bruselių, paskui 2,5 ant 10 lentų. Na ir šiaip vien kart pjautų lentų visokių čia privarė. Tai dabar reikės viską gražiai susikrauti ir uždengti, tegu džiūn. Einu John Deere parsivarysiu. Parinčiu tai per kūnį. Ką žinai, negaus lietaus jau parsivarydams tą traktorių. Galėtų jau biškį padundėti čia kur nors aplinkui, reikia to lietaus. Jau sausa tikrai visur. Kažkaip buvo šlapia ir taip staigiai paskui uždžiovina, nes jau jaučias, kad trūksta lietaus, o tie karščiai didžiausi, nu ta žemė tiesiog išsausėja labai greitai. Kaip John Deere'is laikos, viskas normaliai atrodo.
Orų radarą žiūrėjau, nu turėtumėm gauti lietaus. Tai tikiuosi, kad taip ir bus. O, kaip karšta čia džondyriai. Na, čia jau reikės atvažiuoti, apsigirdėti tos medžius. Nesąmonė, aš tikrai važiuoju, čia gali veidrodžius nulaužti. Neblogai.